Na kągi, labas vakaras, laba diena, labas rytas, kas kaip kokiu paros metu žiūrim. Litrix Racing ir žaidimas Gran Turismo 7. Puikus žaidimas, visam pasauliu labai gerai žinomas. Įsigijau jį visai nesenai, nors išėjo jisai turbūt šių metų pačioj pradžioj, aš dabar gerai neatsiminsiu, bet išėjo tikrai ne anksčiau negu prieš pusę metų. Tai taipgi, nusipirkau 7, iki šiol turėjau Gran Turismo sportą, kadangi žaidžiu ir naudojuosi PlayStation 4, nekeičiau į PlayStation 5, nes nėra prasmės, puikiai lygiai taip pat veikia Gran Turismo 7 ir ant PlayStation 4, kaip ir Assetto Corsa Competizione, kurią žaidžiu, ir taip pat Project Cars 2, kurį taip pat žaidžiu, ir Dirt 2 žaidimai, kuris yra apie ralį. Irgi visi man puikiai tinka, kol kas nieko labai keisti ir nenoriu. Kažkada galbūt planuose priklausys, kaip aš įsivažiuosiu į visą tą sim racingą. Priklausys, ar pirksiu ar nepirksiu personalinį kompiuterį. Bet kol kas man labai tinka mano Logitechas, mano Playseatas, mano šitas linksmakotis, viskas yra vietoj, jūs mane labai gerai girdit, aš viską puikiai matau, taip kad nerkim tiesiai į Gran Turismo 7 pasaulį. Čia jau šiek tiek esu pavažiavau netgi, kadangi šiandienos tema yra mano licenzijų centras, taigi mes ten iš karto ir užeikime. Aš jau praėjau, išlaikiau nacionalinę B kategoriją, išlaikiau nacionalinę A kategoriją. B kategorija buvo labai lengva, A buvo šiek tiek sudėtingiau. Ir dabar man reikia išlaikyti internacionalinę, tarptautinę B kategoriją. Jau čia automobiliai rimtesni, kaip pirmam buvo visai tokios škarbonkės ir mini automobiliukai, kurie visai nevažiuoja, tai toj nacionaliniai B buvo tenai, tai ten buvo labai lengva, net nenorėjau nei filmuoti, nei ten rodyti kažką, tai tada buvo nacionalinė A, jau ten šiek tiek turėjau problemų, nes mano tikslas yra visur auksas, stengtis visus išlaikyti auksui, ir dabar priejau jau iki tarptautinės B kategorijos ir stengsiuosi išlaikyti tą pačią auksinę liniją, nes, tiesiog gausiu gerų prizų, uždirbsiu daug pinigų ir bus smagu. Gran Turismo žaidimas jau labai senas, išėjęs jau prieš daug metų. Esu su juo susipažinęs dar 2000 ten pačiai pradžioj. Atžaidęs visas versijas, kokios yra. Iš principo nieko jie nesiskiria, visada yra tas pats. Keičiasi, aišku, grafika, bet pati idėja ir esmė žaidimų nesiskiria. Visur yra licenzijos, visur reikia išlaikyti kažką, tai visur yra, galbūt labiausiai išsiskiria va šitie du paskutiniai Sport ir va šitas 7 versija skiriasi, kad labai smagu žaisti tinkle. Taip, dabar aš jau taip, susipažink, čia yra Fraga, jisai galbūt kažkoks lenktynininkas buvęs, ar kažkas tokio, ar jis vis dar yra lenktynininkas, jisai patarėjas čia. Man reikia pravažiuoti su Korvetu tokį vat posūkį ir pravažiuoti per 17 sekundžių ir 200. Ir uždirbsiu 3000 litų. Gerai, ir pabandom. Spaudžiam tiesiog gazas dugnas. Korvetas reiškia, čia bus su lopetėlėm ant vairo. Galim nenaudoti. Susikaupiam. Ir iš karto grybą papjaunam. Gerai. Next. Dar kartą. Iš karto grybas. O čia jau bus sudėtingiau, čia aš garantuoju. Gazas. Ne, sidabras. Dar kartą, ten nedrąsiai, aš tam posūkį tam.
Pabandom pavažiuoti šitaip iš toliau. Ne, dar kartą. Taip greit čia nebus. Ketvirtų aš čia bandžiau. Ne, ketvirtų ne, reik mes trečią. Jau čia nesu škarbonkiam šitom, čia šiaip man tie, vat, amerikietiškai jie tokie sunkus. Toks korvetas ten. Čia tiesiog gal palaikyti tą gazą reikia. Nu, ne, žiūrėk, greičiau tas išvažiavo. Gerai. Dar kartą, jeigu ne, ir toliau keliaujam. Čia reikia grindint, kaip sakant. Užmeskim nosį, užmeskim nosį. Nu, čia pavyks. Auksas. Ačiū už dėmesį, sėkmės, keliaujam toliau. Čia buvo gerai. Iškart vat nepavyksta, nes, nu, vis tiek reikia. Tas kiekvienas automobilis vis valdosi kitaip, važiuoja posūkį kitaip, tiesiog nesitikė. Nors sporte lygiai buvo tas pats, bet, nu, tai kada tas buvo? Čia prieš metų turbūt 4-5. Gerai, Ferrariukas F430. Net nespėjau pažiūrėti, kas per trasa. Antras, iš viso yra 10. 10 pamokų, 10 egzaminų, sakykim taip, jeigu galim pavadinti. Arba 10 pamokų ir 9 pamokos ir 10 egzaminas. Muzikėlė rami, smagi, kaip visada japonai labai mėgsta šitą klasiką. Taip, čia reikės, čia reikės, kas čia per trasa bus? Daytona. Žinau, aš manau, kad žinau. Nu, žiūrėsim, kaip seksis. Nes Ferraris atrodo, kad sportinė mašina ir turėtų jau beveik nestabdant visur pralėkti, bet taip nebūna, nes... Kur aš važiuoju? Ne visi žabali mato gerai, nu ne. Ne, su Ferrariu davai važiuojam iš vidaus, pažiūrėsim, kaip Ferraris iš vidaus atrodo. O taip atrodo vis. Nematau, kur važiuot. Nežinau, gal žiūrėk ir pavyko kažkas. Ne, nieks nepavyko. Nieks čia man nepavyko, vaikeli. Gerai, dar kartą. Nematau posūkio šitą, man nesimato nieko, tiesą pasakius. Nežinau, kada stabdyti. Eik, tu čia. Grybas. Grybas. Dar kartą. Dabar jau aš pakeisiu vaizdą, nes neįmanoma. Aš nieko nematau. O tai va važiuoju. Suktų, jo maja. Sidabras, jau girdžiu pagal muziką. Ai, ne. Aš net sidabrą net negaliu išmešti. Čia reikia 14 sekundžių. Gerai, dar kartą. Jeigu ne, tai važiuojam toliau. Keliaujam toliau, nelauksiu aš čia. Aš kažką čia su bėgiais makaluoju turbūt. Nu, da. Sidabras. Gerai, toliau važiuojam. Nelaukiam. Pragraininsiu kitą... Nu, čia labai nedaug trūko, tiesą pasakius. Vėliau paimsim auksą. Dabar toliau. Kažkada grįšim vėliau, norėsis, pavyzdžiui, o, čia aš praleidau ir
Noriu aukso čia paimti. Paimsim aukso. Ne problema. Dabar nėra čia ko užstrikti prie šito. Kas čia? RC, tai čia Lexusas ir Fuji. Fuji ne... Ties pasakys, iškart prisipažįstu, ne mano trasa. Fuji iš vis... Kažko vat nesivažiuoja man toj Fuji, nors tu ką. Iš vis japoniškos trasos, tiesą pasakys, man vat ne prie širdies. Jos geros, ten techniškos, viskas tvarkoja, bet iš vis nesivažiuoja jose. Vat angliškos man labai patinka. Labai patinka angliškos. Brand Hatchas ir visi kiti ten. Tai, nu, tarsi siauras tokios, norisi nubraukti prakaito lašelį, kuris tik pradėjus jau ant kaktos atsiranda. Tokios plačios ir atrodo, kad per greitai važiuoji liktai visą laiką į tas trasas. Fuji, čia kuri vieta dabar? Ai, žinau. Palauk, čia man reikėjo toliau važiuoti. Man reikėjo toliau važiuoti, kodėl aš tai padariau. Nu gerai, dar kartą. Ir dar vienas dalykas yra, pavyzdžiui, Assetto Corsa kompeticione. Ne taip įvažiavau į posūkį, nusišnekėjau. Tarp kitko, Assetto Corsa kompeticione man labai tinka iš vidaus vairuoti. O pavyzdžiui, čia iš vidaus man nesivairuoja. Iš viso nesivairuoja. Aš čia nesuprantu. Atrodo, kad nematai trasos. Nežinau. Ilgai važiuoti reikia. Čia bus laikas toksai nelabai. O, žiūrėk, 37, 275. Kiek trūko? Nu, reikėtų dar šiek tiek padirbėti ir gal... Dar kartą pabandom. Pabandom dar kartelį. 37, dai, nu čia... Aš tam pirmam posūkį sumaliau, šiek tiek vaško pamaliau. Ir dabar man reikia tiesiog geriau... Va tai va. Va tai va, mes... Jau pralašinėjau. Ne, žiūrėk, tas geresnis buvo įsibėgėjimas. Čia per daug prigalvojau aš jau fantazijų. Va čia, eigoj vis dėlto išėjimas buvo, bet tiesiog reikėjo greičiau. 37, nu gerai. Keliavom toliau, sidabras irgi, kaip sakant, taurus metalas. Reikia padirbėti ant šitų. Čia reikia pastreniruoti, kaip sakant, ilgiau. Čia jau ne tos skardinės, kurios buvo pačioj pradžioj pirmoji licenzijų sesija ir... O, mano, Tokio Expressway'us, jau čia gera trasa, įdomi, graži ir ypač naktinė labai įspūdingai atrodanti trasa ir ne ką mažiau įspūdingai atrodantis automobilis, kuris vadinasi, kaip jis vadinasi? Ar tik ne GTR vadinasi? Nissan GTR Skyline'as. Aфигена tačka. Galiu pasakyti, kad aфигена tačka. Mano viena mėlymiausių. Nors Assetto Corsa kompeticione, jeigu nori pralošti viską, paim GTR. Taip jau yra. Kažko tai jie ten nevažiuoja, nežinau. Nu davai, žiūrim, kas čia bus. Gal iš vidaus pabandom. Ojojo, iš vidaus smagiai.
Nežinau, kur sukt, kažkur suksim, važiuosim, kažkaip varysim. Fantastika. Per greitai. Ir vėl iš vidaus, sakau, nesimato. Va čia reikėtų padirbėti, turbūt šitiem geriau, nes buvo vienintelis variantas. Visi online taip ir važiuoja, todėl kad, nu, iš vidaus, nu, matosi prastai. Matosi prastai, realiai. Smagiai matosi, bet prastai. Čia nežinau, čia turbūt per lėtai. Kaip sistėliau į kelnes ir čia reikėjo varyti. 3-1. Nu jo, kur jau čia, su tokiais pastabdymais čia nieko nebus. Dar kartelį pravažiuojam, gaunus auksą. Auksą gaunu ir galim keliauti toliau. Dabar viskas. Aš pradžioje galvojau, kas čia dunksi visą laiką, čia tam tokį. O čia, kai važiuoji virš po viadukais, tada toksai kažkoks garsas keistas būna. Aš galvoju, gal kitam kambarykas to? Aha. Aha. Dar kartą. Davai. Atleidau gazą, nežinau, reikėjo čia jį atleisti, neatleisti, nežinau. Nu ten tai va, čia tai tas labai jau toksai suktas. Eik tu šik. Nu vat, ir jau prastėja, jau sidabras buvo, dabar iš aukso jau bronza, jau viskas, kuo greitesnis automobilis, tuo daugiau nesąmonių. Reiškia, tuo reikia geriau mokėti jį valdyti. Nusuktų jau, jomai. Arčiau tų sienų reikia važiuoti. Eik tu. Karoči, dar vieną kartą, jeigu ne, bus gerai bronza, nes šitaip slidinėt čia yra fantazija. Na, važiuojam. Kaip aš pirmą pravažiavau? Aš kažką turbūt iš anksčiau stabdžiau šiek tiek. O, gal taip reikėjo? Aš tiesiog per aukštų bėgių variau. Eik tu. Gerai. Labai prastas laikas. Kažko tai labai slystų čia, aš nesuprantu, kame čia reikalas. Reikia pastreniruoti. Gerai, šitą praleidžiam. Praleidžiam ir šitą. Žiūrim toliau. Lancer Evolutionas, 5 pamoka. Ir tai kas ten bus tenai, kai jau reikės varyti normaliai. Sardenija, Windmills trasa. Kas ten bus toliau, kur prasidės jau, atsiprašau, profesionalios mašinos, jau lenktyninės, sportinės, tikros. Kaip ten reiks važiuoti? Ai, čia ralis. Ok, ralis čia prastas. Gran Turismo jau pasižymė labai prastų ralių, aš jums galiu pasakyti tiesiai šviesiai. Tiesiog pravažiuoti ir pamiršti, nes tragedija. Nei grafika kažkokia, nei...
Ne. Ne, taip nieko nebus. Kaip iš vidaus? Iš vidaus gal pabandom. Raliosim. Neša, neša, neša. Fantazija. Dar neverčia. Nu, bronza garantuota. 3.8, nu taip ant ribos, net ir galėjau ir nepraeit. Dabar padarom iš viršaus. Va tai va padarom. Aš ten pradžiai nesąmoningai suvažiavau. Pravažiavau Čia reikia gerai. Galim pjaut. Nu, čia turbūt neblogai turėtų būti. Bronza. Neblogai. 3.5, 7. O tai kiek turi būti? Matai kaip tai. Čia reikėjo. Nu gerai. Važiuojam toliau. Bronza ir bronza. Tragiškas. Ralis tragedija. Galiu iškart pasakyti. O gal ne ralis tragedija. Gal tarpinė tarp vairo ir sėdynės nelabai. Faktas, kad reikia treniruotis. Visada reikia treniruotis. Taip, BMW M3, mano mašiniukas, tarp kitko visi iki šiol, tai kiek esu praėjęs šito žaidimo, tai įsigijau BMW M3. Tokį vat, kaip šitas juodas. Tik tai balta. Tai žiūrėsim, kas ten kaip, nes dar man reikia ten išsiaiškinti, kaip ten tuningas ir taip toliau, nes vis dėlto planuoju žaisti daug online žaidimų ir aš nežinau, ar ten liko dar tas pats, kai buvo, kad ale pasirašai kontraktą sutartį su kažkokia automobilių firma ir atstovauju jų sportinę komandą. Ir pagal tai rezultatai. Tai va. Tai žiūrėsim, jeigu tas toksai bus dalykas, tai bus smagu labai. Kas čia vyksta? Lietus. Lietus ir BMW. Galit pagalvot, kaip čia dar gali būti blogiau. Ir dar va toks va lietus. Iš viso vos važiuoja. Čia drifterių rojus, galima sakyti. Nu ir ką aš atvažiavau? Bronza. Bet nedaug trūko, bet galima dar kartą pabandom. Iki sidabro, kad pratraukt. Bent sidabrą nors vieną įterpt tarp tų bronzų. Bля, maneša, Koreguot labai stipriai čia. Davai, duok gazų, jomaja. Ant šito borto užvažiavau, kuris labai šlapės ir negeras. Net nedrįstų iš salono važiuot. O jeigu va tai va? Ne, taip iš vis nesąmonė. Taip nevažiuosim. Taip niekada taip nevažiuoju. Nes taip iš vis neturi jokio... Taip galima važiuoti.
Jo, maja. Tai kaip čia važiuot? Dar kartą, davai, 6 trasa, aš jau šiaip turiu tą jau. Aš čia geriau nuvažiavau iš karto jau. Stabdyk tu. Nu čia sidabras. Ačiū. Sidabras ir imam šitą reikalą. Kad nebūtų jau labai gėda. Nu, bet čia lietus tai šiaip labai fainai atrodo. Neblogai. Lietus smagiai atrodo. Iškart galiu pasakyti. Tarp kito nemačiau ant stiklo. Nepastebėjau kaip stiklo. Nürburgringas Nordschleife ir čia bus Taycan Turbo Porsche'as. Nu, žiūrim. Bus smagu. Gal piršnes reikia užsidėti? Kur man piršnes? Aš jau turiu piršnes. Žieminės kol kas. Vėliau, galvoju, reikia užsisakyti. Užsisakyti normalias lenktyninko. Kad būtų kokios nors gražios spalvotos. Klavesinai čia šitie, aš nežinau, kodėl? Ar čia tipo ramina? Kur? Koks nors drifterių gabalai kokie nors, tokie šiuolaikinių alfų, betų, deltų. Labai muzikos takelis, tai, nu toks, labai jau pensionatui. Nebent jie nori supažindinti jaunimą su ta senesne muzika, tai kaip ir bandymas neblogas. Varom. Ką mes čia turim? Turim Porsche. Ojoj. O, tai čia. Tu. Ai, čia elektrinis, klausi. Eina, kaina. Pradžioj net nesuprantu, kurio aš esu vietoj šito Nordschleife. Ai, tiesiosios čia prieš tiesiąją buvo. Nu, tai jeigu ką, pakartosiu šitą, jeigu čia bus prastas laikas. Jo, laikas prastas. Bet aš čia, jo, nelabai gerai važiavau. Dar kartą pabandom. Sidabras, bent jau, nu, tikrai. Norėčiau aukso, bet čia aukso reikia labai jau čia gerai idealiai pravažiuoti. Taip, šį kartą muzikos nėra. O, gerai. Žiūrim, varom. Nu, čia jau geriau, išvažiavimas iškart geresnis buvo. Norisi jungt bėgi? Ne, per greitai norėjau, atsiprašau, dar kartelį. Per greitai. Per greitai. Ilgai kraunusi. Pauzė. Gerai, davai. Ten reikia anksčiau šiek tiek stabdyti ir tada bus viskas čiki. Varyk, varyk, ei! Ačiū, viso gero. Pramiegojau šitą posūkį. Posūkis pramiegotas. Nu? Jeigu ką, bus imsim bronzą ir keliaujam toliau, nėra čia ko laukti. Gerai, šėjimas kol kas neblogesnis.
Varyk, 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 laikykis ant asfalto, jo majo. Eik. Na. Dar kartą viskas viena, dabar važiuoju ir viso. Stabdom. Gazas. Ir prapyliau, karočią. Nafik. Ne, šitą aš nevažiuosiu. Gavau bronzą ir bus gerai. Tai vėliau. Svarbiausia gauti licenciją. Kitą kartą pasitreniruosim ir bus geriau. Kelinta čia pamoka buvo. Čia buvo 7. 8 varom, 8. Taip, 8 ar 7 pamoka. Praeinam, startas, varom. Tiesiog, varom kaip Dievas duos su... O, garsą girdit? Ojojoj, koksai... Nežinau, čia kur stabdy. Čia tiesiog stabdau, net nežinau, nei kur čia stabdau, nei kaip... Varom. Tiesiog, gazas dugnas, mersiukas. Oi, fantastika. Mersų garsas. Bronza. Varom toliau. Negrindinsiu čia dabar iki galo. O prieš tai labai gyriausi. Visi auksai ten pas mane buvo ir taip toliau, bet... Nu, čia... Va čia jau reikia pradėti treniruotis. Iš principo, čia jau, kaip sakant, už dyką nepraslysi. Taip, čia buvo 8, 9. O, Dieve, čia šitas BMSas. Bus slidinėjimo festivalis. Ir Elzasas. Kas čia bus tipo ralis? Nu, pažiūrim. Taip, bus, jei reikės įvažiuoti į posūkį su pakilimu ir aš žinau šitą trasą, žinau. Jinai buvo pati pirmoji praeitam žaidime, praeitam sporte buvo. Gran Turismo sportas jisai buvo. Čia tiesiai varai, tada toksai pakilimas ir posūkis į dešinę. Ai, ne, atsiprašau, tu šikt. O, čia tai buvo netikėta. Ne, šitos trasas aš nežinau. Pasižiūrėjau, kaip čia iš salono atrodo tokie vaizdai. Čia galėjau iš anksčiau spaust gazą. Bronza. Praeinam. Toliau. Toliau keliaujam. Toliau nelaukiam. Buvo čia smagu. Taip. Ir anksčiau būdavo galima tiesiog eit tolyn prajungt vietoje. O čia reikia išeit. Yra šioks toks nepatogumas, kad reikia išeit. Galėtum tiesiog čpuk, skip, toliau. Ir dabar yra, kas yra, finalinis egzaminas, yes sir, ir taip ponia, lietuviškai sakant. Pasidariau lietuvininku labai. Kažkada labai slengą kalbėjau, buvo tokie laikai, dabar pasidariau lietuvininku. Bet nevengiu vis tiek, nu kas mes, nes žmonės kokie. Visaip kalbam, tuo labiau, nes dabar, kai Švedijoje gyvenu, tai švediškų žodžių ir lietuvišką, anglišką, švediškų, rusiškų, lenkiškų miksas toksai kartais būna.
Nieko, mums tinka. Svarbiausia, nepamiršti savos kalbos. Ir rašyti su visais mūsų rašmenim lietuviškais. Gerai, čia bus egzaminas. Tai egzaminą aš visai norėčiau išlaikyti gerai. Į to labiau GTR duoda. Privalau gerai pralėkti. Čia reikia stabdyti. Čia bus išėjimas. Išeinam. Šitą žinau gerai praus. Čia irgi buvo pati pirma dar senesniai. Čia jau reikia su tuo, su bėgių perjungimo svirtim reikia. Ne su lopetėliam, čia smagiau. Ojojoj, vat šitą patinka man. Kiek trūksta laiko? Trūksta. Gerai, dar kartą vieną pravažiuoju ir viskas. Jeigu ką, šiandieną baigsim. Baigsim šitą gaidą, bronzinę gaidą. Ir eisiu treniruotis. Gerai, dar kartą. Iš anksčiau reikia stabdyti. Gerai, čia geras išėjimas. Nelabai geras išėjimas. Gerai, gerbimieji. Manau, kad šiandienai užteks bronzų diena šiandien. Bet aš taip suprantu, kad licenzija bet kokiu atveju gauta. Ir taip tarptautinė licenzija gauta, yra uždirbta šiek tiek litų ir netgi gausiu automobilių. O, žiūrėk, visai neblogas automobilis ir čia yra Toyota. Toyota Sport, šitie gerai eina šitie. Šitie aš iš praeitų žaidimų žinau, šitie gerai eina. Jau pasiektas 6 lygis, kas yra labai neblogai. Nežinau, kiek nuo šiuolaikinių tų reiserių lenktynininkų atsilieku. Turbūt nemažai, bet tai koks skirtumas. Kiekvienas turi savo kelią. Ir man jau siūlo tarptautinę A kategoriją. Čia jau bus dar rimtesni reikalai. Bet šiandienai man užteks. Taigi tiek šiandieną su Gran Turismo 7, tarptautinė licenzija B kategorija išlaikyta šiandieną. Ne tokiais rezultatais, kaip man norėjosi, bet išlaikymas yra išlaikymas, kaip sakant. Kaip sakė Toretto filme Greitieji ir įsiutę, nesvarbu, kiek tu laimėsi, ar 1 kilometrų, ar 1 sekundę. Laimėjimas yra laimėjimas. Tai kągi, sėkmės visiems, susimatom kitą savaitę. Nepažadu, kad bus sekmadienis arba šeštadienis, bet, kaip sakant, kaip Dievas duos, taip ir išleisiu šitą video. Iki pasimatom. Į kitą video irgi. Kitas video turėtų būti su Assetto Corsa kompeticione. Gali būti ralis, o gali būti netgi iš senų automobilių lenktynės Project Cars 2. Sekam, žiūrim, spaudžiam pasirašymo tą tokį subscribe ir spaudžiam varpelį, kad mano video tiesiog taptų populiaresnis ir galėčiau daryti daugiau smagios medžiagos. Sėkmės, pasimatom, iki. I've been wondering where you lay up. Where you at? Sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to?